Šiandieną mes norime atkreipti dėmesį būtent į tai, į tuos asmenys, į tas organizacijas, kurios savo kompetencijų dėka, savo vadybos gebėjimais prisideda prie sportininkų laimėjimų, turtina sporto sritį, na ir žinoma mūsų visų gyvenimą taip pat. Kviečiame pristatyti uždarosios akcinės bendrovės Švyturys Utenos alus korporatyvinių reikalų direktorių Dainių Smailį. O šis žmogus, kurį mes norime apdovanoti šį vakar, ne tik yra talentingas sporto fotografas, bet jis ir yra tam tikra prasme labai nuoširdus ir tikras sporto populiarintojas, kadangi jo nuotraukos socialiniuose tinkluose, kurias gali pamatyti kiekvienas, nelaukdamas, sakykime, kol tai pasirodys kitą dieną kažkur medijoje, jo parodos netradicinėse erdvėse, jos iš tikrųjų populiarina ir parodo gražiasias, aistringasias šito mūsų visų labai mėgstamo užsiėmimo, pavadinkime jį, gyvenimo būdo ar tiesiog aistros pusės. Tai tiek Švyturio, tiek Sporto vadybos asociacijos vardu noriu įteikti šį prizą Tomui Tumolovičiui. Tokia ekstremaliai šviesa fotografuoti reikia. Atsistok ten, kur geriausiai būtų nufotografuoti. Sveikinimo žodis. Gal pasakysiu aš labai trumpai keletą dalykų. Prasidėjo aš iš tikrųjų visas tas reikalas mano nuo autosporto. Dabar aš daugiau skiriu laiko krepšiniui, bet jaučiu, kad irgi ateis laikas kažką vėl pakeisti. Mano tokie tylūs pavyzdžiai, tai yra daug čia sėdi. Tai pradedant nuo tokių, kur man į užpakalį spardydavo dažnai Rolandas Dovydaitis, tas pats Benediktas Vanagas, Audrius Gimžauskas, jie tų didžiųjų ralių organizatoriai ir visokie mecenatai ir taip toliau. Ir Darius Jonušis irgi ten 1000 kilometrų lenktynės ir kiti dalykai. Tai va, ir iš tikrųjų tai supratau, kad kaip sakėt, fotografija, tas kadras ten išfiksuotas ir taip toliau. Man pakankamai labai greitai jis tapo savaime suprantamų dalykų, kad tai tu turi būti vienas, aš nesakau, Alfredas ir ten kiti fotografai, jie tikrai irgi pavyzdys būdavo, aš tau niekad to nesakiau, bet visą laiką žiūrėdavau ir taip toliau, nes aš pakankamai nesenai fotografuoju. Tai va, tai tiesiog mano galbūt stiprioji pusė buvo ta, kad aš norėjau iš tų fotografijų padaryti kažką tokio, kas paliktų tikrai didelį įspūdį. Ir didelį įspūdį geros fotografijos palieka didelio formato. Ir va, sakykime, ta linkme eidavau dažniausiai. Tai va, ir taip gimdavo visokie ten ant prekybos centrų, ten 5 metrų dydžio krepšininkų parodos, ten einančios parodos, ten užtvėrus Gedimino prospektą, arba ten tas pats ant iki fūros, kur buvo krepšininkų projektas. Jo. Dar kitas dalykas noriu pasakyti, kartais sako, tu čia dabar su krepšiniu, tai tau viskas paprasta. Noriu pasakyti, kartais pinigus susirinktom parodom su raliu būdavo žymiai paprasčiau. Tai va, tai kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip ten rinktinės biudžetas 1,5 milijono litų, tai iš tikrųjų, ačiū Mindaugui Balčiūnui ir kitiem teisingiam žmonėm federacijai, kurie mažiau verkia ir nekreipia dėmesį į visus tos idiotus, kurie juos bando kvailinti. O tokių daug yra. Ir eina savo vaga, tiksliai numatyta, ir tas duoda sėkmingų rezultatų. Nežinau, ką čia daugiau pasakyti. Iš tikrųjų, labai reta proga atostogų studėti vėl lįsti savo džemperį, po šio vakaro ir būti ramus, būti panestą. Ačiū labai visų. Dar vienas klausimas, Tomai. Kaip žinote, sporto stadionuose, laukuose ypač pavojinga fotografams. Ar teko kada nors susidurti su tokia situacija ekstremalia fotografuojant? Prieš 4 metus, kai
tapau, sakykime, krepšinio rinktinės fotografu, po ten visokių projektų savo pristatymų ir ten toliau. Per vienas iš pirmųjų treniruočių arba Daržis, arba Kšištofas ten bandė blokuoti ten vienas kitą, o aš sėdėjau šalia krepšinio stovo ir mes taip nuriedėjom, abudu ten fotoaparatas nuskrido ten kažkur toli. O ten tie vyrukai, jie ant tų emocijų tai labai emocionalūs, tai galvojau, gausiu jau gerai dūdą, nes kitas dalykas gali ir traumą gauti ir taip toliau. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, kai ralį fotografuodavau, Audriau, iš tavo, ne iš tavo mašinos, esu gavęs objektyvą iš tokio akmens. Ta prasme, gerai, kad ne iš stiklo, bet į korpusą metalinį, tai taip jeigu į akį arba į smilkinį, tai irgi galėjo būti linksmai. Už sveikus objektyvus ir tikslų požiūrį. Sakė draugai. Čia labai daug žmonių susijusių su Zarasais. Už tai, kad Zarasuose yra daug tokių žmonių, kurie daug ką daro, prasideda nuo svajonės, o po to ten, kai bus, tų pinigų nebus. Darysim, padarysim.